Kažkaip čia pakankamai nekaip atrodo viskas. Nežinau, kas čia važinėja. Bet nedegu aš čia noriu važiuoti. Reik bandyti lauko apvažiuoti. Matau kažkieno vėžės. Čia ir be manęs yra laukais apvažiuojančių. Žemėlapį atsikapščiau, kad čia buvę 2 brastos ir dar kažkoks malūnas. Tai bandysiu kažką tai rasti. Jau laikas ir guminius susirasti. Nes kažkaip tai čia vandens daug. Pravertė mano Latvijai pirkti guminiai. Einu pėsčias iki brastos pasižiūrėti, nes jeigu kelias toks, tai matyti ir brasta panaši geriausiu atveju. O dabar dar kai tiek prilyja, tai sunku prognozuoti, ką aš ten rasiu. Kažkada tai čia būtų, aišku, normalaus kelio, va griovys, pylimas, bet kada čia tas kelias buvo darytas, tai biesas jį žino. Nu, reljefas ženkliai jau žemėt pradėjo. Aišku, kad link upės einu. Ir matau, kad kelias tikrai eksploatuojamas. Prie brastos, bet aš atėjau prie pagabinamo tilto. Ja, šitą tiltą irgi žinau, reiškia kažkokiu tai būdu nusukau per daug į kairę. Na gerai. Bet vis tiek pažiūrėsiu, kaip pati upė atrodo, kiek vandens. Gili. Tiltas visai atnaujintas. Va, kaip jisai čia atrodo. O, siūbuoja. Ir va, kaip atrodo mano upė. Nu, nepanašu, kad čia galėtų kažkur arti brasta būti. Aišku, kad kažkiek nugaribavau, nu kokius 200-300 metrų. Nu jau matau netoli brasta, tai jau va tuo keliu, kuris naujas, o va ten matosi buvęs senas kelias, bet jau nunykęs. O brasta turėtų būti čia. Jo, aš jau ją matau, bet kažkaip tai kol kas jinai atrodo pakankamai nekaip. Jo, brasta yra, bet aš per ją šiandien tikrai nevažiuosiu. Važiuosiu dabar ieškoti. Neieškoti, žinau, kur yra kita, pažiūrėsiu, gal ten bus sekliau, bet sunku tikėtis. Grįžau prie mašinos, kaip sakant, važiuoti nevažiuosiu, nėra tokio būtino reikalo, bet išsiaiškinau, treką užsifiksavau ir dabar ieškosiu apvažiavimo. Nu, tokia darbo specifika, grįžtu atgal. Nepiešiu aš čia nieko. Va mano senos vėžės. Ir važiuoju ieškoti aplinkelio. Nu, taip tik Žemaitijoje gali atsitikti, kad važiuoju per gūdžius miškus ir vidury gūdžių miškų randi kažkokį tai katalikybės objektą visai nemenką. Ta proga, kad atvažiavau į tokią šventą vietą, tai biški kojas pamiklinsiu. Blemba, važinėjau gal 2 valandos, kol kas nei prie vieno neprivažiavau savo pagrindinio objekto, tai yra Molotovo linijos, bet vis ieškau kelių pravažiavimo. Ir beieškodamas randu paslaptingų objektų. Nu, negaliu pasakyti, kad čia netikėtai radau, žinojau, kad jinai čia yra, bet galvojau, bus tokia elementari, kukli koplytėlė, kokių yra šimtai prie kelių. Bet čia rimtas statinys. Reikia biški pasinaviguoti. Aš va tik iš šito taško buvau atvažiavęs iš anos pusės. Dabar esu čia. Reikia rasti privažiavimą prie tos brastos. Iš kito galo, gal pro čia kažkur tai. Nu, bandysiu ieškoti. Panašu, kad vėl kažkokie akligatvį įvažiavau. Bandysiu eiti pėsčias.
Nepraėjo nei pusvalandis, atsidūriau kitam Aitros krante ir nevažiavau per brastą. Na dabar tai jau tikrai atėjau prie tos brastos. Nu, kai žiūri, nieko čia baisaus, bet pačioj vagoj, tai matosi, kad ten srovė didelį ir dugno nebesimato. O čia pasirodo kitam krante, irgi yra keliukas ir čia kars nuo karto juo vietiniai matyt važinėja. Traktorių vėžės mačiau. Matau, kad čia yra buvę apkasai. Nuo antro pasaulinio karo, va tokie zigzagai, pumpt, pumpt, pumpt. O apkasai zigzagais kasami ne dėl to, kad ten akmenys kokie negali prasikast, o dėl to, kad jeigu bus apkasas tiesus, tai skeveldrus ir muš per visą apkasą, o kada yra zigzagais, iki kampo dalėkia ir viskas. Nu, kelias ne visai veda mane link tos koplyčios, kur palikau mašiną. Aš jį gal po to patikrinsiu, dabar staigiai suku į kairę ir bandau prie mašinos išlysti. Žemaitija taip lengvai savo paslapčių nenori atskleisti. Ir per pelkes paklampot reikia. Ir per upes ne per visas prabarysi. Kai miške atsiranda kamščiai, nu va, tai kažkaip per veidrodžius nežiūri, jau gal kilometrą iš paskos važiuoja. Žemaitija tai praktiškai kokia šventoji žemė. Pilna religinių objektų, čia gal ir šaltinėlis šventas. Lurdas laukų vidury. Nu, ir kada čia šventovę apžiūrinėt, lekiam toliau Molotovo bunkerių žiūrėti. Nu, pirmajam maršrute esančiam bunkeriui skirsiu daugiau dėmesio, nors jisai nėra prie pat kelio. Neįmanoma privažiuoti, bet nueisiu pasižiūrėti, va jisai va tenai ant kalnelio. Čia yra galimybė netgi ir patekti. Iš priekio užmūrytas, bet iš galo kažkoks praėjimas matosi, jeigu čia sprandą, nes nusisuksiu. Oje, pilnas vandens. Ir va čia ta jo ambrazūra viena užmūryta. Va dviratukas. Kita irgi buvo užmūryta, bet kažkiek tai tas mūras išgriautas. Nuo ten už lango dar vienas, kaip čia protingai aprašyta, tai flanguojamosios ugnies puskaponierius. Net patingėjau aš čia iki jo ateit. Šitas žiūri žymiai didesnis negu pirmą apžiūrėjau. Kelių iki jo, nu pažymėtas keliukas šiokios tokios vėžės matosi, bet dobelais apsėta, tai nenorėjau važinėti, kad neerzint ūkininkų. O va šitas daiktas, va jisai. Kaip vienas pažįstamas sakė, kad ką rusai bedarytų, vis tiek tankas gaunasi. Nu šiuo atveju gavosi bunkeris čia, puskaponieris. Lietuviškas safaris virsta tikrų safarių. Laukiniai gyvūnai, gal ne laukiniai, po pievas bėgioja. Varpeliai barška. Nu, kažkaip tai, kaip ir norėtų pabendrauti, bet biškį ir bijo. Nuseka iš paskos, bet nelauksiu iš jų. Šmėkštelėjo man į galvą tokia mintis. O dabar pažiūrėjau, tarp vieno ir kito to įtvirtinimo 2,5 km atstumas. Tenai po porą kulkosvaidžių vienam ir kitam šitam bunkeryje. Kaip jie tą tarpą gali apginti? Nu tai per vidurį kilometras iki jo vieno ir kilometras iki kito, jokio tiesioginio matomumo. Nežinau, koks čia jų funkcionalumas galėjo būti, bet mano manimu tai pakankamai neefektyvi ta visa sistema. Va toks įspūdis susidarė tik pradėjus kelionę. Nu kaip pradėjus, jau 4 valandas važiuoju.
pagal mano duomenis turėtų čia dar vienas bunkeris būt, bet jo visiškai nesimato. Mano technika rodo, kad esu tiesiai ant bunkerio, bet nematau jo. Nu, va, man rodo, kad bunkeris yra šitoj vietoj, bet absoliučiai nieko nematau. Nu, jeigu matosi, tai va, radau tik tai duobę. Tai aš taip suprantu, kad čia jisai net nebuvo pastatytas. Tiesiog duobė iškasta ir viskas. Nu, nieko keisto, kad aš čia tik duobę radau. Daugybė jų, kiek buvo suprojektuota, ne visi pastatyti, kai kur daugiau baigti, kai kur mažiau, o kai kur tik duobė iškasta, kaip šituo atveju. Tolumoj matau kitą bunkerį. Čia nei pjaunamas žolė, nei dirbamas laukas, tai privažiuosiu prie pat jo. Šitą pavyko surast. Matosi, kad ant kalvelės. Čia galima ir toli galima matyti ir kažką nušauti, jeigu ateina. O va, kaip čia viskas atrodo. Nu, angos kažkokios. Visai nemažas čia daiktas. O, čia malonu pasidėti ir išgert. Va, kaip čia viskas. Važiuojant per tokią pievą, tai ne kažin kas matosi. Bandau važiuoti savo vežėjim. Tai bent jau žinau, kad ten nei guli akmuo koks, nei jokios duobės nėra. Ir dar vienas į kolekciją, prie kurio nebestosiu. Jau pradėjau nebeskaičiuot. Nežinau kelintas, bet eilinis dar vienas. Ir nukreipto šaudymo angos į vieną pusę. Bet vat, kažkaip tai galvoju, jis nelabai efektyvus. Tai jeigu biškai šonu jį puola ir jisai niekaip atsiginti negalėtų. Nu, nelabai čia kas matosi per krūmus. Tai va, važiuosiu toliau. Atsimušiau į akligatvį, tenka grįžti. Ir vėl grįžtu. Nu, gaila, nepamatysiu visos grupės bunkerių, bet yra kaip yra. Kelias baigėsi. Čia vėžės yra per miežius, bet man kažkaip neleidžia sąžinė per javus važiuoti. Paėjėsiu pėsčias. Įdomu šiandien, kiek užtruksiu važiuodamas ir kiek užtruksiu vaikščiodamas. Vakare pabandysiu suvesti statistiką. Gražu, bet šiandien ne to. Aš čia atvažiavau. Pagalvojau, kad čia galėtų būti raudonikių. Gailiuos ne tik, kad guminių, bet kad ir mačetės nepasiėmiau. Einu visiškai per pelkę. Kojos visiškai šlapio. Nu, bet kroksai irgi turi savo privalumą. Jie greit sušlampa, bet greit ir išdžiūva. Ėjau galvą nulenkę, žiūrėdamas, kad į kokią duobę neįkrisčiau ir staiga išdygsta vidury miško. Nu, gal čia to miško ir nebuvo karo metais, bet dabar tai neįsivaizduoju. Ir šiaip keista, kad tas daiktas yra visai ne ant kalno, jisai yra žemumoj, tai netgi jeigu ir nebūtų čia to miško, ką čia iš jo gali matyti? Eina savo. Va. Čia aplinkui va supiltos žemės, matyt duobė buvo kasta pamatams ir jos vos ne iki stogo to dzoto. Tai ką jisai čia galėjo šaudyti, ką? Sunku suprast, kodėl čia buvo pastatytas. Žymiai lengviau būtų suprast, kad jie čia norėjo išplauti pinigus. Tai tada suprantu, belia kur, koks skirtumas, kur statai. Bet jeigu čia kažkokiai gynybai, tai kaip gali būti kažkoks dzotas visiškai duobėj.
Nu ir va, koks jisai gražus žalias. Čia žinoma būtų gerai dronas, bet nepasiėmiau, mašinai palikau. Dabar reikia bandyti rasti kelią iki mašinos. Daugelis ganėtinai primityviai įsivaizduoja, ką aš čia veikiu. Mano, kad darau visur reikiams maršrutą. Nu tai ką, radau vieną balą, kitą, purvynų kažkokių. Ir va viskas gerai, jau čia maršrutas nevelnio. Viskas prasideda nuo to, kad surandi įdomius taškus, o po to ieškai įdomių kelių. Ir kaip šiandien diena rodo, kad labai dažnai tie įdomus keliai senai nunykę. Ir va dar, nežinau, už 10 metų jų bus dar mažiau, už 20 metų turbūt iš vis jie išnyks. Nes niekam nebereikia, sodybos nugriuvo, fermų nebeliko, žmonės su arkliais nebevažinėja ir ten kampą dėl kilometro per mišką niekas nevažiuoja. Geriau važiuoja per aplinkui asfaltų. Tai vat, padaryti maršrutą, kad būtų ir įdomus tie objektai, į kuriuos važiuojam, ir kad būtų įdomus kelias, tai yra reikalų. Pasidėjau ilgą laiką, nu tai po truputį brandinau tą maršrutą. Vis prisėdu, nu dabar praktikoje, nu daugmaž viskas vyksta pagal taip kaip pasirašiau, bet labai daug reikia grįžti ir ieškoti kelių, kurių nebuvau atpūkę žemėlapį. Priekyje matau dar vieną tą bunkerį, bet matau ir elektrinį piemenį. Nori, nenori, reikia išlipti ir atjungti. Nu va šitą daiktą aš kažkiek suprantu, stovi šlaite, ten į aną pusę gali šaudyti, kažkiek mato, bet irgi man kaip ne karo specialistui tai keista, kodėl jisai nestovi ant pačios viršūnės kalvos. Tai va šiek tiek nesuprantama, gal kas nors paaiškins, kodėl jisai stovi šlaito viduryje. Nemažas. Kurį laiką nebuvau išėjęs į eterį, tai spėjau papietauti labai skaniai. Pietus pasirinkau iš Aibės, tai 2 porcijos dadų šokoladinių ledų, pinutė su aguonom ir buteliukas Coca-Colos. Maistas nesveikas, bet labai skanus ir labai sotus. Oho, kokia duobutė. Nu gerai, kad pristabdžiau. Man maršrutas sako, kad reikia čia sukti kairę. Keliukas toks balažino koks, bet jis turi pavadinimą Krūmų gatvė. Tada jau reikia tikėtis, kad pravažiuosiu. Deja, taip gražiai prasidėjusi Krūmų gatvė netikėtai baigėsi ir važiuoju atgal. Gaila. Gražus pravažiavimas būtų buvęs. Žydi pievos. Drugeliai skraido. O kiek jų čia? 10. Netikėtai pasibaigė Krūmų gatvė, bet taip pat netikėtai išvažiavau į Ablingos Lurdo kryptį. Nieko anksčiau apie tokį daiktą nebuvau girdėjęs. Keliavau šiandien Molotovo linijos žiūrėti įtvirtinimo, kažkaip tai vis kelias atveda visokias šventas vietas. Nu va, koksai menas. Senokai berodžiau tų įtvirtinimų. Tai prašom jūsų dėmesiui dar vienas. Be problemų. Vėl rodo, kad jie važiavimas į aklavietę, o pas mane žemėlapį čia normaliai praeinantis kelias. Tai negi dabar apsisuksiu, vis tiek važiuosiu žiūrėti, kas ten bus. Nu ir gerai, kad nepatikėjau tuo ženklu. Panašu, kad pravažiavau, nes jau atvažiavau į miestelį. Tai kaip ir nebuvo jokių kliūčių. Matyt, užmiršau, kai tiltą remontavo, užmiršau nuimti ženklą. Staptelėjau čia tokioj vietoj. Žemėlapį pažymėtas varganas keliukas. Ir šioks toks matosi važiavimas.
Jeigu man čia pavyktų pravažiuoti, tai nusikirstų rimtas kampas. Taip ir padariau, apsisukau, grįžau, bandysiu nusileisti aš tuo keliuku. Nu ką, gesinu variklį, išjungiu kamerą, einu žiūrėt, galvot, ką čia daryti. Šiaip nežinau, kodėl nepasimiau kameros. Buvau nuėjęs gerokai ten į priekį ir išėjau į normalų kelią. Tai va, šitas pats didžiausias medis užgriuvęs ir dar du tokie mažesni. Tai aš galvoju, kai kitą kartą atvažiuosim su kompanija, mes šitos medžius nupjausim. O dabar du variantai. Arba čia bandyti apsisukti, ką aš bandysiu padaryti, arba važiuoti atbulam į tą kalną. Bet labai jau toli. Pažiūrėsiu, per kiek čia kartų man pavyks padaryti, ar iš vis nepavyks. Vis nenori važiuoti. Ką dabar? Nevažiuoja? Gerai, dar jungiam. Pažiūrėsim, ką dabar sakys. Ne, čia man apsisukti nėra šansų. Nu ką, važiuosiu atbulas. Nu va, viskas. Tai pavyko iš to šlaito upelio žabangų išsikapstyti. Viskas gerai. Dabar aš jau vėl apvažiavau ratą ir atsidursiu toj vietoj, kur turėjau išvažiuoti. Nebeskaičiavau, aš jau šiandien kiek čia jų mačiau. Sakykim, entasis. Kurgi jisai? Va jisai. Netgi uždažytas zebras, kad tipo aiškiau matytųsi. Nu va, dar vienas vos ne pas žmogų kieme. Bet kažkaip tai nepanašu, kad jis būtų eksploatuojamas. Gal ir neblogai būtų bulves laikyti. Turėtų perimti Gazos ruožo kontrolę, iškraustyti iš jo visus gyventojus ir paversti tą teritoriją artimų rytų. Pabaigai. Gerai, kad nepristabdžiau. Čia kažką tai su tuo medžiu daryti, nes panašu, kad nepravažiuosiu.
kur atvažiavau, perveža. Ar čia pačiam reikia pasikelti, aš šlagbaumą nesupratau. Ar jisai čia... Visokių mačiau dalykų, bet kad reikėtų pačiam atsidaryti šlagbaumus per geležinkelį, nemačiau dar. Nu, dar niekad nevažiavau į Palangą tokiu keliu, bet jau čia iki Palangos ranką paduot. Panašu, kad maršrutą baigiau. Čia yra paskutinis bunkeris, kurį norėjau parodyti. Tai toks simboliškas gaunasi kaip ir ratukas. Ir štai čia mano šiandienos kelionė baigėsi prie šito mažo bunkeriuko. Baigiu dabar savo reikalus ir pasinaviguosiu, kur čia man toliau važiuoti. Tiksliau namo važiuosiu, bet per kur, tai vat išsiaiškinsiu tuoj. Gražus skaičius ir visiška naktis. Pakeliu į Vilnių. Nuva ir namai. Pirmą kartą turbūt tai buvau vasarą Palangoje ir nenusimaudžiau.